Sveiki, šiandien pamėginsime išspręsti porą uždavinėlių susijusių su integralais. Tai pirmame uždavinyje mums yra duota funkcija f nuo x, kuri yra lygi x kvadratui. Iš karto galime nusibrėžti šitos funkcijos grafiką. Čia bus mano x ašis, o čia mano y ašis f nuo x. Tai šitos funkcijos grafikas turėtų atrodyti štai šitaip. Ir mūsų prašo rasti plotą nuo 0 iki 2. Štai šitą užtušuotą plotą. Tai žinoma, mums reikia naudoti integralą nuo 0 iki 2 mūsų funkcijos x kvadratu dx. X kvadrato pirmykštė funkcija turėtų būti x trečiojų padalinta iš 3 ir mums reikia įvertinti šitą integralą nuo 0 iki 2. Tai ką mes darome? Iš pradžių įsistatome vietoj x dvejetą ir mes gautume 8 padalinta iš 3 ir atimti vietoj x įsistačius apatinę reikšmę. Tai bus 0 padalinta iš 3. Ir atsakymas bus 8/3. Kitame uždavinyje mums yra duotos dvi funkcijos. Pirmoji yra f nuo x, kuri yra lygi x kvadratui, o antroji yra g nuo x, kuri yra lygi 2x. Tai iš karto galima nusibrėžti šitų dviejų funkcijų grafikus vienoje koordinačių ašyje. Čia bus mūsų x, o čia f nuo x arba g nuo x. Tai pirmasis grafikas f nuo x yra parabolė, o antrasis bus tiesiog tiesia. G nuo x. Ir mūsų prašo rasti štai šitą užtušuotą plotą. Tai pirmiausia, aš galėčiau susirasti štai šito trikampio plotą. Plotą nuo 0 iki susikirtimo taško. Tarkim, aš tą susikirtimo tašką pasivadinsiu A. Ir iš šito trikampio atimti štai šitą plotą po mūsų f nuo x grafiko. Tai ką mes iš esmės darom? Tai mes iš šito trikampio atimam štai šitos figūros plotą ir tada mes gausim mūsų prašomos užtušuotos figūros plotą. Tai visų pirmiausia, mums reikia susirasti, kur šitos dvi funkcijos susikerta. Tai mums reikia tiesiog prisilyginti dvi funkcijas f nuo x ir g nuo x. Tai kaip matote, mūsų grafikai turėtų susikirsti dviejose taškose. Vienas taškas turėtų būti 0, o kitas surasime dabar. Tai x kvadratas turi būti lygus 2x. Viską keliamės į vieną pusę. Tai x kvadratu minus 2x turėtų būti lygu 0. Išsikeliam x prieš skliaustus. Skliausteliuose lieka x minus 2 lygu 0. Tai x turėtų būti lygus 0 arba x turėtų būti lygus 2. Tai kaip matote, mes gavome du sprendinius, kadangi jeigu x būtų lygus 0, tai 0 kart bet koks skaičius bus vis tiek 0, arba jeigu x būtų lygus 2, tai skliaustelių suma būtų 0. Dėl to atsakymas irgi bus 0. Tai mums reikia spręsti integralą ir jį įvertinti nuo 0 iki 2. Mūsų funkcijos g nuo x dx ir iš jos atimti integralą nuo 0 iki 2 f nuo x dx. Kadangi šitas figūros plotas būtų integralas nuo 0 iki 2 gx, ir mes iš jo atimam integralą f nuo x dx, taipogi nuo 0 iki 2. Ir tada mes turėtume gauti štai šitą figūros plotą. Tai šitą mes visą dalyką galime sutrumpinti ir užrašyti
kaip integralas nuo 0 iki 2, g nuo x minus f nuo x dx. Ir tai būtų 2x minus x kvadratu dx. Tai 2x integralas būtų 2x kvadratu padalinta iš 2 minus x trečiuoju padalinta iš naujo laipsnio padalinta iš 3. Ir šitą integralą mes įvertiname nuo 0 iki 2. Tai iš pradžių įsistatome vietoj x dvejetą ir mes gautume 2 kart 4 padalinta iš 2 minus 2 trečiuoju padalinta iš 3 ir iš šito atimti vietoj x įsistačius apatinę reikšmę. Tai 2 kart 0 kvadratu padalinta iš 2 minus 0 trečiuoju padalinta iš 3. Šitie skliausteliai bus lygus 0 ir mūsų atsakymas 4 minus 8 trečiosios. O tai būtų 4 trečiosios arba 1 sveikas, 1 trečioji. Tai liko mums paskutinis uždavinys, kuriame mums duota funkcija f nuo x yra lygi kosinui x. Ir mūsų prašo rasti plotą po grafiku nuo pi iki 3pi padalinta iš 2 radianų. Tai pamėginkime nusibrėžti šitos funkcijos grafiką. Čia mūsų y šis f nuo x. Tai mūsų kosinusoidė turėtų atrodyti štai šitaip. Tai kas pamiršote, pi radianų yra tas pats, kas 180 laipsnių. Tai čia bus 90 laipsnių arba pi padalinta iš 2 radianų. Čia bus 180 laipsnių arba pi radianų. Čia bus 270 laipsnių arba 3pi padalinta iš 2 radianų. Tai mums reikia rasti štai šitą užtušuotą plotą. Tai šitos figūros plotas yra lygus integralui nuo pi iki 3pi iš 2 kosinus x dx. Tai kosinuso x integralas bus sinus x ir mums reikia įvertinti nuo pi iki 3pi iš 2. Tai atsakymas turėtų būti sinus 3pi iš 2 atimti sinus pi. Tai kai skaičiuoju tokias reikšmes, man labai padeda nusibrėžti sinuso grafiką. Tai sinuso grafikas atrodo beveik panašiai kaip kosinuso grafikas, tik tai, kad grafikas yra pastumtas 90 laipsnių į priekį ir prasideda nuo 0. Tai jis turėtų atrodyti štai šitaip. Tai sinuso x amplitudė svyruoja nuo 1 iki minus 1, o pi reikšmė yra 180 laipsnių ir sinus pi yra štai čia. Tai kaip matote bus 0. O sinus 3pi iš 2 bus 270 laipsnių ir mūsų reikšmė bus minus 1. Tai atsakymas bus minus 1 minus 0. Ir tai bus tiesiog minus 1. Neigiamą reikšmę gavom dėl to, kadangi mūsų figūros plotas yra apatinėme grafiko ketvirtyje. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.